vyras pasibučiuotų su kita moterim, nelaikyčiau tą neištikimybę. Ai, sako, žinai, berniukam tas seksas tai, tipo, buvo, nebuvo, bet, sako, mergaitės atsimena visą gyvenimą. Tai, o vyrai, tu neprisimeni savo pirmo kartą? Tai iš labai prisimenu. Vat aš iš klientų vyrų, kad girdėčiau apie fiksaciją, nesu girdėjusi. Apie moterų, va tas fiksacijas. Aš kelsiu hipotezę, kodėl tu nesi girdėjusi. Ateina pas mane dažnai klientės. Pasižiūrėjau, o pas mane tai nėra. Gal laikas skirtis? Rugilė, o tau trūksta romantikos kasdienybėj? Taip. Tai buvo skaudi patirtis, kurios metu mes jau buvom prie skyrybų slenksčio. Tai galim teigti, kad visi turi traumų. Jeigu tai tau nesukelia skausmo, tai nebūtinai tai yra trauma. Trauma lydi skausmas. Nu ką, sveiki gyvi, vėl šitame epizode su svečiu šį kartą, tai pas mus yra Arnas. Ne, mums taip patiko iš tikrųjų epizodai su moterimis, kad mes nebegalim be moterų. Nes aš nebeprisimenu epizodą, kuris filmuotas būtų be moterų nuo to, kaip prasidėjo. Tai su mumis yra Rugilė. Aš girdėjau, kad tavo pavardę reikia tarti Šate, taip? Taip. Rugilė Šate. Aš galvoju, čia slapyvardis ar čia pavardė? Pavardė. Tokia pavardė? Ja. Taip. Kai... Kietai. Man visą laiką įdomu, kai žmonės turi vardą ilgesnį pavardę, tai mokykloje tai tikrai pavardę vadintų. Jo, bet čia jau mano vyro pavardė. Vėlesnis pasikeitimas. Tai mes esam net kelis kartus turėję psichologus, terapeutus epizode vyrus. Šį kartą mes turim moterišką atstovę šitoj pozicijoje, tai man bus labai įdomu pasiklausinėti netgi kai kurių tų pačių klausimų, bet kaip iš kitos lyties perspektyvos visą tai skamba. Bet šitas epizodas yra skirtas labai džiugiai šventei, Valentino dienai. Ir dėl to mes turėsim šiandien žaidimų, tokių raudona žalia. Vėlgi ačiū Ievai, kurios dėka šitie žaidimai atsiranda. Šiaip iki Ievos nebuvo ir moterų pas mus pasmestis. Ir aš galvoju, dėl to, kad jos bijodavo eit, ir dėl to, kad neturėdam laiko pakviesti iš tikrųjų. Ir ačiū Ievai, kad tiek daug pasirūpino visų kitų dalykų. Tai mes turėsim žaidimą, mes turėsim klausimų Rugiliai ir mes turėsim po to ir labai tokių gilesnių paanalizavimų, situacijų ir vėlesnių klausimų dalyviams. Tai tie, kas pirmą kartą įsijungėt mus, tai gero klausymosi, paspauskit bent jau patinka ir prenumeruoti, jeigu patiks. Tie, kas senai klausotės, kodėl dar nepaspaudėt prenumeruoti. O tie, kurie ne tik seniai klausotės, bet ir norit daugiau, tai kaip visada kviečiam pasiekti mus Contribui. Jūsų vis daugėja ir mes iš karto reklamą, jau viskas. Aš sakiau montuotojui, kad reklamą paskui uždės ant viršus, tai galima nesakyti, bet... Bet kovo 16 mes turim ir gyvą susitikimą su visais, kurie yra klube pas mus. Tai yra, pažiūrėkit, tarp sekimo lygmenų yra ir klubas. Na gerai, viskas, važiuojam į epizodą. Rugilė, pradėkim nuo tavo interesų sferos. Tai yra, kuo tu dirbi ir kas yra tavo klientai ir kas tau yra įdomiausia psichoterapijoje, psichologijai. Tai pagrinde mano klientai yra suaugę žmonės, tiek vyrai, tiek moteris, kurie ateina, kai nesiseka kažkas gyvenime, kyla sunkumai ir nesupranta, kodėl tai vyksta, ką su tuo daryti. Ir dažniausiai sunkiai mato kažkokias išeitis arba yra daug ką bandę, bet galiausiai neranda to atsakymo. O kaip jie dažniausiai suranda tave arba kas paskatina, kaip tau atrodo, ateit pas tave? Galbūt aiškumas, nes visur, kur einu ir komunikuoju, kalbu būtent apie psichologinės aiškiai apibrėžiamas traumas, ką jos padaro, kas vyksta ir kokios yra to pasekmės. Ir turiu ne vieną metodą, tiek baigusi coachingą, tiek baigusi neuroedukaciją, tiek dabar studijuojantį konsteliacijų metodą ir psichoterapiją, būtent egzistencinės terapijos pusėje, srityje, kur bandau juos sujungti ir rasti tą individualų būdą padėti žmogui. Bet tavo sritis yra psichotraumatologija, taip? Galėtum praplėsti, nes taip intuityviai gal aišku, bet aš spėju, kad kyla klausimų, kas tai yra. Tiesiog visi, kai gyvenam, nutinka kažkokių dalykų. Vieni mus paliečia daugiau, kiti mažiau.
Ir kai kurie dalykai labai stipriai įsirėžia į mūsų patirtis, į mūsų suvokimus, į mūsų kūno pojūčius, kurie eina metai iš metų ir daro įtaką kasdienybei. Bet čia kalba eina apie emocinės traumas, ar ne? Visi tie posttrauminiai sindromai. PTSD irgi yra. Tačiau dalis jų prasideda nuo tų realių traumuojančių patirčių. Nuo fizinių, ne? Nebūtinai tai fizinės, gali būti šeimos disfunkcija, gali būti seksualinė patirtis, gali būti ir visiškai mažas incidentas vaikui mokykloje, kai iš jo pasijuokė, bet jeigu jis iki šiandien tai nešiojasi, tai prisimena ir tai trukdo jam gyventi, tai matyt, tai yra jau mano sritis, kur aš galiu padėti. Supratau. Nu, gerai, mes po to pratęsim į gilį apie visus trauma bondus ir kitokius reikalus. Bet, kaip ir sakiau, susipažinom, norėjau sakyti, pradėkim žaidimą, bet čia bus iš principo ir pažintis mūsų, nes aš net nežinau, ką atsakys ir Vytautas tos klausimus, ir ką tu atsakysi, ir iš tiesų pats visų stengiausi neskaityti, nors jie vadavė iš anksto, kad būtų man irgi daugiau nuostabos. Tai mes turėsim teiginį, į teiginį mes galim atsakyti arba žalia kortelė, arba raudona. Tai reiškia, kad žalia sutinku, raudona nesutinku. Nėra labai tarpinių variantų. Negalima taip sakyti. Gal kaip nors, pasigailėti. Nėra švelniai žalios, nėra švelniai raudonos. Yra sutinku arba nesutinku, bet jeigu matysim, kad kyla diskusija, tai galėsim kiekvieną iš jų aptarti. Pirmas, iš karto toks valentiniškas. Valentino dieną švenčia tik žmonės, kuriems trūksta romantikos kasdienybėje. Sutinkat ar nesutinkat? O, Vytautai, tu neteisus esi tiesiog. Galim net neaptarnėti, tiesiog neteisus. Kodėl tu žalia? Tai kodėl jūs nesuprantat? Pradėkime nuo to. Aš manau, kad žmonės, kurie turi, kaip čia, tam etape, pavyzdžiui, kuriame puoselė dažnai ir įvairiais būdais romantiką, tai jie turi valentinkių labai daug. Ir čia, žinai... Tie praleis progą dar vieną šventę pasidaryti. Jie nesureikšmins. Sakys, tai žiūrėk, buvom pasimatėme prieš 2 savaitės, prieš mėnesį tu darei, ten, žinai, kokią staigmeną, prieš tai keliavom. Ir aš manau, kad jie neis į tą, žinai, kur tipo, reik nupirkti dabar meškiną, rožių ir ten šokoladą. Tipo. O kodėl reikia įspūdingai tą valentinkę švęsti? Nes aš tai žymėjau, kad svarbu dėl to, kad tiesiog paminėti. Ne, tai kad paminėti, labas, šiandien Valentino diena, gerai. Ir tipo, nieko tai švęsti, tai yra ruoštis, dėti pastangas ir taip toliau. Čia, žinai, reikėtų apsibrėžti. Nupirkai saldainių. Čia pastangos ar ne? Širdelės formos. Žiūri didelis. Depo užsukau. Varštų žiūriu, saldainiai širdelės formos. Ne, tai gerai, žinai, va tau saldainės. Čia dabar šventė ir čia dabar konflikto pradžia. Tai nežinau. Aš manau, kad, aš turiu tokią nuomonę, o ką? Ne, tai tu gali turėti nuomonę. O tu šventi valentinkę ar ne? Jau mes turėjom tą epizodą, bet aš pasikartosiu. Aš tiesiog leidžiu ir giliai pamastyti, nes ir jai reikės atsakyti. Kad aš manau, kad tai yra puikia proga prisiminti tai, kas svarbu, padėkoti ir aš turiu prisiversti švęsti, nes šiaip puoselėti romantiką, tokioj kasdienybėj, kada tu augini mažą vaiką ir ten rutinos. Bet pagal tavo atsakymą, tai reiškia, kad tau trūksta romantikos kasdienybėje. Tai, aš norėčiau daugiau intimių akimirkų, dėl to valentinkė yra puikia proga prisiminti. Jurgilio, tau trūksta romantikos kasdienybėj? Taip. Žiūrėk. Ir tai puikiai irgi galimybė švęsti. Aš vienintelis šį raudoną kelčiu, man tai netrūksta romantikos kasdienybėj. O šventi ar ne? Taip, bet mes susiplanuojam. Tai nėra kažkokia, kad staigmena vienas kitam darom ar didelius meškinius nešam. Tiesiog mes abu mėgstam maistą, mes mėgstam ragauti. Galvoju, sakysim, mes abu mėgstam didelius meškinius. Ir išsirenkam dažniausiai kartu restoraną ir nueinam į kokią degustacinę vakarienę. Ir ten pasižadam nekalbėti apie darbus. Sekasi sunkiai, bet dažniausiai pavyksta. Kaip čia būna, žinai. Kiek jūs laiko kartu esat? 11 metų. 11 metų. Čia taip per žaidimą kartu ir supažinsim, kad nebūtų tokio interviu. Na gerai, antras teiginys, pabandykim atsakyti, tai sutinkam ar nesutinkam. Romantika turi būti spontaniška, jei ją planuoji, ji praranda savo vertę. Romantika turi būti spontaniška ar ne? Tarsi jis vėl neteisus, gerai. Tai
Aš manau, kad apskritai aistros apibrėžimas yra apie netikėtumą ir jeigu romantika labiau kreipti į aistringą netikėtumą, tai man visą laiką turi būti kažkas netikėto. Tai reiškia, kad vienas turi kažko nežinoti. Tai nereiškia, kad nereikia planuoti ir tipo, kaip gausis, atsikeliu Valentinkė, kaip mano nuotaika. Bet aš manau, kad labai svarbus faktorius ir aš visą laiką jį bandau išlaikyti, turi būti staigmenos efektas. Prieš paklausinėdamas Rugilės ir pasakysiu, kad ir jūs pakomentuokit, nes prisiminiau, kad mes už komentarus po to prizus duodam. Tai pakomentuokit, ar Valentinkė, bet tos pačius raudonų žalius. Ar Valentinkė gali švęsti tik tiem, kuriem trūksta romantikos, ar romantika turi būti spontaniška. Aš iškelsiu klausimą ir situaciją ir Rugilė tada norės ir kad tu pakomentuotum. Kai mes kalbam apie tą spontanišką romantiką, tai aš susiduriu su porom, kurios ateina, vienas iš poros, ir sako, aš noriu, kad mano, neslėpkim, dažniausiai vyras būtų romantiškesnis. Nors yra tų atvejų suturėjęs, kur ir sakė, norėčiau, kad mano moteris būtų romantiškesnė. Individualiuose konsultacijose tai labai populiaru. Ateina vyras ir sako, kaip ta moteris. Jo, kad jinai būtų taip pat, negaliu pasakyti daug kartų, bet yra buvę atvejų. Bet, sako, bet iš moterų pusės dažnai girdžiu, bet aš noriu maždaug nežinoti, kad tai būtų neplanuota, kad jisai pats padarytų. Ir tokį dalyką pakeisti poroje, misija, kuri labai nelengva yra. Ir mano galva, romantiką galima ir suplanuoti ir tokiu būdu išmokti, susikurti tam tikras gairės, žinai. Kaip tau atrodo, su ta romantika, ką reikia daryti, kai jos nėra, trūksta? Čia labai, man atrodo, nuo gyvenimo periodo, tarkim, pas mane yra 2 vaikai, vienas 3, kitas 4 metų, pametinukai, yra darbai ir tikrai ne vienas darbas ir vyro, ir mano, ir visame tame to spontaniškumo rasti, tarkim, kai abu pas mūsų vaikai yra naktim nemiegantis, dieną prašantis tikrai daug dėmesio, yra ganėtinai sudėtinga. Tai vis dėlto kažkaip rasti ar auklę, ar pasikalbėti, kažko paprašyti pagalbos. Yra, manau, toks vienas iš esminių Jūsų dalykų. Jūsų poros situacija, turiu omeny, tą tiesiog, kad jūs turite vaikų, turite darbus, yra klasikinė situacija, kurioje sumažėja porose romantikos ir sekso sumažėja ir daug dalykų, kurie reikalauja laiko ir pastangų. Iš gyvenimo režimo. Nes tiesiog reikia paskirti tam laiko. Tu balsavai priešingai nei Vytautas, ne? Kad romantiška neturi būti spontaniška. Nebūtinai, labiau esu orientuota, tačiau labai pritariu ir Vytautui, kad tame nespontaniškume gali kažkokią mažą malonę staigmeną įdėti. Bet man įdomu, nes tu atstovauji moterišką pusę, bet kokią atveju kaip asmo. Tai tau kaip moteriai, norėtųsi, kad vyras spontaniškai darytų ar suplanuotų romantiką? Galvoju, kaip tas mano vyras daro. Ir taip, ir abu patinka. Svarbu susiderinti lūkesčius. Va čia yra, manau, esminis dalykas, kur ir mūsų santykiuose gimus ir pirmam vaikui, ir gimus antram ir dar kartą gyvenimo pokyčiams, sunkiausia būdavo ir kildavo konfliktai, kai nesusiderindavom lūkesčių arba nekalbėdavom atvirai. Kai pasikalbiu, kažkokie sprendimai vis tiek vienaip ar kitaip, gal per laikas. Bet lūkesčių susiderinimas reiškia, kad vis tiek spontaniškumas. Aš pasakysiu vienas sudėtingiausių, man atrodo, uždavinių, kurį aš pats sprendžiau, kai darai staigmenas ir jeigu tu jas mėgsti, jeigu nesigauna arba nepatinka, aš turėdavau susitaikyti, priimti, kad tai yra natūralaus proceso dalis ir nenuleisti rankų, kad kitą kartą, o ne, fuck it, dabar negausi jokių staigmenų. Nieko to dabar nebedarysi, nieko neduosi. Mes tai esame išdirbę tą, kad mano vyras prašo, pavyzdžiui, parašyti, 50 miestų, kuriuos noriu aplankyti. Arba 100 staigmenų, kurios būtų man malonios. Gerai, top 3 pas mus šeimoje yra. Ir tada mano vyras tiesiog iš jų kažką išrenka. Bet tai 50 miestų, kuriuos norėdavo aplankyti? Taip, mes labai daug keliaujam. 50. 50 nesurašyčiau tiesiog. Bet tada aš nežinau, į kur mes skrisim, tarkim. Nigerija, koks nors. Yra ir tokių. Arba 100 staigmenų surašyti. Čia labai vėl priklauso nuo meilės kalbų. Bet šiaip, man atrodo, kad labai fainas patarimas susirašyti, net niekada su Dovilė to nedarėm. Gal ir būtų idėja, nes aš nekenčiu staigmenų. Ar pritarė tokiam teiginiui, kad pavyzdžiui, iš principo žmonės yra arba romantiški, arba planuojantys? Jeigu ne romantiški,
nes romantika gali būti suplanuota. Arba Spontaniški. spontaniški, arba planuojantys. Ir, pavyzdžiui, čia geriau nekeisk. Va taip kaip yra, tai pristaikyk. Aš savo neprofesionalioj nuomoniai, tai turiu atsakymą. Bet kai žmonės myli, bando prisitaikyti. Ar jie pasikeičia? Ne, bet ar bando kažką daryti taip? kai myli, sakai, bando būtinai? Jeigu aš žinau, kad mano vyrui, tarkim, meilės kalba yra buvimas kartu ir veiklos, nors mano tai nėra meilės kalba, aš vis tiek stengiuosi. Aš per savo asmeninę patirtį einu dabar. Nu, aš tai manyčiau, kad ežiukas irgi skrenda paspirtas, tai štai kažkiek gali būti, bet aš manyčiau, kad labiau ilgalaikiai perspektyvoje geriau išlaikyti tą pagrindinį akcentą, koks jisai yra. Ir, pavyzdžiui, mes tą spontaniškumą sutarėm labai panašiai. Jeigu Agnė nori žinoti, kokią staigmeną darysiu, tai pateikė tuos kelis variantus, tarp tų kelių aš jau ten tą staigmeną išlaikau. Vienas, kad skrisim, kitas, kad skrisim su persidėmu į tą vietą. Ir viskas. Nu gerai, nes aš nemėgstu staigmenų, dėl to man atrodo, man savotiškai pasisekė šito klausimu, nes su Dovilė mes sutarėm, mums pavyksta abiem be spontaniško didelio kiekio spontanikos gyventi. Spontanika yra tų žodžių? Tikriausiai gali. Nu gerai, judam toliau. Žmonės, kurie garsiai demonstruoja savo santykius socialiniuose tinkluose, dažniausiai yra nelaimingi poroje. Įdomus klausimas. Tu abilė prieštarat? Aš supratau, ką Vytautas pakelia ir priešina. Tai, jeigu į klausimą dažniausiai yra nelaimingi poroje, tai vis dėlto aš kelčiau, kad peržengs 5%, kad dažniau bus nelaimingi tie, kurie daug demonstruoja, nei laimingi. Tai nereiškia, kad visi, kurie demonstruoja, bet iš savo asmeninės patirties tą dariau, kai buvo labai blogai mūsų santykiuose, labai daug keldavau. O štai kaip tik, pavyzdžiui, atvirkščiai, kai gera nuotaika ir geri santykiai, tu nori dalintis, kai yra blogai, ką aš čia dalinsiuosi, tai atvirkščiai. O kaip tu, Drugilė, manai? Man atrodo, seniau buvo tas, kad labiau kai blogai mes dalinamės, tačiau dabar pastebi tendenciją, kad tai yra tiesiog būdas bendrauti su kitais žmonėmis ir žmonės kelia tas nuotraukas nebūtinai kažkam kažką įrodyti, bet pasakyti, kad mes Bet tu kalbėjai apie influencerius dabar šiuo atveju. Ne, aš neku šiaip apie savo tą asmeninį Facebooko profilį, kuriame yra, nežinau, gal 500 žmonių, ne Instagramas, ne mano viešas, bet smagu pamatyti, smagu taip komunikuoti su kitais ir dalintis, ten vaikai auga, kur mes buvom, ką mes veikiam, ką nuveikėm. Ir tie žmonės nėra vieši ir jie nesistengia kažkam, galbūt ir stengiasi, aš nežinau, kas jų galvoja. Aš pasakysiu, kodėl aš turiu tokią nuomonę. Tai pas mane dažniausiai ateina į konsultaciją žmonės iš socialinių tinklų ir parašo per socialinius tinklus. Ir aš matau jų socialinių tinklų profilius, aš pasižiūriu prieš ateinant žmogui, nes tai yra vienas iš šaltinių pasižiūrėti į žmogų. Ir situacija, kurią jie rašo, ir situacija, kokią aš matau pas jų socialiniuose tinkluose, yra diena ir naktis. Nepritarčiau, nesąmonė. Bet ar influenceriai yra ta didžiausia populiacija? Ne, tai ne influenceriai, tai ateina žmonės, kurie tiesiog... Aš, pavyzdžiui, aš atsimenu vieno žmogaus istoriją, kur jie buvo santykiuose, čia mergina, ir jinai dėdavo į socialinklus turinį ir ten nebūdavo antros pusės. Ir aš sakau, man čia atrodo red flagas, kur tu šiaip naudoji platformą komunikuoti su draugiam ir taip toliau ir nedėdi antros pusės. Žinai, tai aš suprantu, kai jisai yra slaptasis agentas ar pareigūnas, kur tu negali, bet čia ne dėl to. Arba jeigu nenori tiesiog viešinti, kartais būna tiesiog per daug sekėjų turi ir aš esu matęs vienas influencerį, kuris sako, aš tikrai neatskleisiu savo antros pusės, nekelsiu tikslingai, nes nenoriu gadinti gyvenimo žmogui, tai prasme, kad nebūtų pastebimas žinomas. Taip, ten jau yra kažkoks loginis pagrindas, bet aš atvirkščiai sakyčiau, kad jeigu ateina, tai reiktų gal paklausti tavo atveju, ar tie momentai, kada jūs kėlė, dalinotės, ar tais momentais buvo čia feikas, ar čia buvo natūrali akimirka, nors pasidalinti. Gerai, tai Valentino diena, išeini, tarkim, nesvarbu, koks santykis yra, einamuoju laikotarpiu išeini į
degustacinė vakarienė, dar kažkur. Ir aš nekalbu apie influencinimą, nes kai tu esi, nori sekamumo, tai tu natūraliai, tavo darbas jau yra. Nusifotografuoti ir kelti, tai tampa tokiu įpročiu. Aš, pavyzdžiui, išėjęs su Dovilė, žinau, kad man reikia nusifotografuoti. Aš neturiu jokio noro eiti fotografuotis, dalintis, tokio iš širdies, kad dabar aš prisėsiu, pasidalinsiu. Man net atvirkščiai, man nutraukia buvimą su Dovilė tas dalinimasis. Tai yra vėl į ekraną įlyst. Bet aš trumpam nusifotografuoju, arba sakau, Dovilė nufotografuok, ir po to persikeliu nuotrauką ir vėliau įkeliu. Tai prasme, kad susidėlioju. Bet pora, kurie neinfluencinė. Atėjo į kavinę, nuėjo dar kažkur. Jiems smagu leidžia laiką. Kuriuo momentu čia vyksta tas dalinimas? Aš galvoju, mano klientės, kiek girdžiu, pradeda dalintis tik tada, kai jaučiasi ganėtinai užtikrintos santykiais. Iki tol kelia, vat mano klientai dažniausiai nuo 25, tokių iki 60 metų, moteris vyrai. Ir jie dažnai metus 2 slepia savo partnerį ar partnerę tam, kad būtų užtikrinti. Jo, bet čia pradžioj santykių, ar ne? 2 metai, tai ne visai pradžia. Jau kai pradedi gyveni, pagyveni ir tada galbūt jau kokią nuotrauką įkeli. Tai nemanau, kad tai gal kaip tik jau brandesnė, link brandesnės meilės, ne visai tas įsimylėjimas pats pirmasis ir hormonai. Kada? Iki pusantrų 3 metų gali trukti hormonai. Bet aš manau, kad čia kiekvienas pagal save. Aš, pavyzdžiui, atsimenu, daug diskutavom apie viešą komunikaciją socitinkluose ir kažkas sako, tai čia noras pasirodyti. Nebūtinai, jeigu nebūtinai, tikrai. Bet, žinai, čia nebūtinai aš esu teisus, kai sakau iš tuos dalykus. Mane psichologija, kai aš dabar studijuoju, tai labai stipriai laužant to ten dažniausiai, nedažniausiai tyrimus parodė, kad būtų dažniausiai. Koks čia dažniausiai? Koreliacija. Ar čia yra kokia nors, ar nėra koreliacija, žinai, tarp to. Bet aš norėjau tokią buitinę situaciją iškelti. Kuriuo momentu tam vakare dalinimas vyksta? Ar nėra taip, kad, jeigu nėra maždaug apie ką kalbėtis, nėra čia kaip ką veikti, įlindu socialinius tinklus, pasidalinsiu, dabar čia parašysiu, žinai, toksai. Aš suprantu, kad galima kitą dieną dalintis. Pavyzdžiui, žiūrėk, elementariai, mes kažkada buvom neseniai šitam irgi degustaciniai vakarieniai, tarp kitko, ir mano lūkestis buvo, blemba, ten pasimatymą, žinai, aš organizuoju čia visą kitą, ir mano feilas buvo, kad atvarėm 3 kartą į tą pačią degustacinę vakarienę, žodžiu, reikia kitą vietą tiesiog parinkti. Ir aš jau turėjau lūkestį, blemba, čia mes kaip pasišnekėsim, tiek daug temų yra neaptarta. Ir nesišnekam. Čia gal biškai per daug tyliau. Nesigauna, tipo? Jo, ir žinai, bet maistas yra nuostabus, ten, žinai, vienas čia taip pateikė, čia taip pasakė. Ir man natūralu, jeigu aš, pavyzdžiui, yra tie etapai, kai aš, žinai, išvalau visus socialinius tinklus, tai man natūraliai nufotkinu ir į šeimos chatą rašau. Nes norisi dalinti. Ir kartais taigi į istoriją, Instagramą, tai pamatys ir šeima, ir draugai, žinai, ir tu suprasi, kokia čia vieta faina ir taip toliau. Man tai visiškai normalu, bet aš nefeikinu, kad kai pas mus čia atvirai dabar įvyko čia toks pasimatymas. Ne. Taip, mes turim skirtingas patirtis, nes aš tai tikrai esu matęs, pirmas dalykas daręs tą, kaip viskas mums fainai, nors viduje jaučiuosi prastai, nes, tipo, įkelsiu čia gal sulauksiu laikų, gal palengvės širdį. Čia seniau dar, kai nei influencinau, nei prieš 10 metų. O dabar tai matau ir tas poras, kur sako, pas mus blogai, kada jau 5 metus mes kankinamės ir ten, tu matai feedą. Gerai. Gerai, next. Vyrai greičiau nei moteris įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Gerai. Šitoje vietoje tai aš net ir nepasakysiu tyrimo, bet esu skaitęs tyrimą. Yra tyrimai, kad testosteronas greičiau suveikia kaip hormonas negu kiti hormonai ir būtent fizinis patrauklumas labai greitai pozicionuoja vyrui. Ir dar kadangi, sako, iš pirmo žvilgsnio, tai vyrai vizualiai labiau stebi ir įsimyliniai moteris, tai dėl to tikrai. Kaip banaliai tai gali nuskambėti, manau, kad jis buvo ir yra mano gyvenimo meilė, kurią praradau per savo klaidas ir nenorą dirbti. Žiūrėk, aš pasakysiu, kaip aš matau gyvenimo meilę ir ką žmonės laiko gyvenimo meilę, iš to, kad čia buvo tikroji meilė. Žinai, kaip yra ta istorija.
tikroji meilė tik kartą gyvenime. Tikroji meilė nerūdyja. Net turiu pavyzdį realų, kai žmogus negalėjo normaliai kurti santykių. Dėl to, kad jaunystėje buvo įsimylėjusi kažkokį žmogų. Bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, visus tokius rebusus spręsti, aš jau daug kartų pasakau, yra šalia labai svarbu, kada tu turi... Ta prasme. Žmonės ieško partnerio, kuris primintų jų mamą tėtį. Žiūrėsiu, ką tu pakelsi. Ir tada pakelsiu. Na čia mes, aš tai juokavau, kad kopijuosiu, bet iš tikrųjų tai... Bet va čia aš dėl ko suabejoju, nes teoriškai tu neini sąmoningai, o čia kaip mano mama arba čia kaip tėtis jam šitą kviečiai pasimatymą. Tik žinau, kad pasąmoningai tas vyksta ir viskas. Bet jau girdžiu, jeigu moteris yra vyresnė, vat apie 40-uosius metus ir jin mėgsta save analizuoti, tai dažnai, vat, kai mes šnekame, kokio partnerio norėtum, jinai jau sako, kad vat, kaip mano tėtis, kuris yra toks ir anoks, kaip mano jeigu mama. geras santykis buvo ir... Jeigu ir negeras, vis tiek randa tų teigiamų dalykų, jeigu jau yra pradirbusi su savimi ir vat, ieško to, nes sako, žinau, kad aš tada pailsiu daug lengviau saugumą, negu su vat, visai kitokiu žmogumi. Tai yra jau to tokio ir... Bet čia, vat, jeigu tai nėra pirmi santykiai ir jeigu yra tas analizavimas. Okay. Nu, yra. Aš esu nekartą sakęs turbūt apie vieną iš knygų Santykių labirintai, kur ten pakankamai plačiai apie tai kalba. Nu, yra kur paskaityti net apie tai. Nors dėl visų kitų patarimų ten aš turiu abejonių. Santykiuose ten yra tokių. Gerai, judam toliau. Visi žmonės jaučia baimę būti atstumtam. Nežinau. Mane, sakiau, negali būti tarpinio, bet gerai, pakelsiu priešingai. Norėjau nusižiūrėti nuo Rugilės. Nes nežinau, kaip yra. Aš vat vieną tavo tą reelsą žiūrėjau, kai tu pasakoji apie tą atstumimo jausmą ir galvojau, paklausiu. Kad vaikystėje, tu sakai, tarp 3 ir 6 metų, žodžiu, kai vaiką pradeda drausminti tėvai, jo tavo komentaras buvo ir jį tenai, žodžiu, jam drausti ir atsiranda, išsivysto tas baimė būti atsutam, man atrodo, ar gerai. Bet tai yra tinkamas dalykas, kuris privalo vykti raidos vienu iš jo, etapų. Vat aš tą patį norėjau pasakyti, kad pakomentuok plačiau. Nes aš ir dėl to žalę kėliau, nes man atrodo kažkaip natūralu bijoti kažkiek būti atstumtam, nes visai toks eini ir... Sociopatas, tu patant. Man vienodai atstums mane ar ne. Nes jau mes apie psichiatrinės diagnozes kalbam. Jeigu žmogus neturi to pojūčio, kad man nesvarbu, bet stumkit bet kas, ir arba labai dideli gynybos mechanizmai, arba jau yra net ir sveikatos sutrikimai. Arba dar didelis narcisiškumas, bet irgi tai yra jau. Apie narcisiškumą mes pakalbėsim po to antroji daly. Kaip tik visų, man atrodo, terapeutų ir psichologų pas mus buvusių klausim, tai nepraleisim progos padiskutuoti šitą temą. Nu gerai, moteris dažniau atleidžia neištikimybę nei vyrai. No idea. Aš paslėpsiu. Aš nežinau. Aš darau iš čiuikos prielaidą. Kad moteris dažniau? Pagalvokit vieną apie kultūrinį kontekstą. Jo, ir man atrodo, nepriklausomybę labiau jaučia vyrai, dėl to jie gali priimti nepatogius sprendimus, o daugelis moterų yra priklausomos. Dėl to žalė, nors aš tikrai savo praktikoje turėjęs su panašų kiekį vyrų ir moterų, kurie yra susitaikę, išgyvenę neištikimybę ir bando susitvarkyti su tuo. Ir kitas dar dalykas, tyrimą, kurį skaičiau. Bet statistiškai jo, ekonominė padėtis vienių turėtų turbūt. Kad dominuojantis motyvas, jeigu pas moterį yra dominuojantis motyvas emocija, o vyras dažniausiai neištikimybę turi fizinę, tai dėl to jai lengviau yra atleisti negu atvirkščiai, kai moteris sako, aš tiesiog permiegojau arba turėjau galbūt santykį, bet vis tiek permiegojau, tai vyrui tai yra dominuojantis. Bet čia tas ant to, nes moterų neištikimybė dažniau, vėl čia aš pats save pagaunu, kai tik pasakau, galvoju, dažniau kokiais tyrimais remiesi ar ne. Bet, esu skaitęs visokiuose patikimuose šaltiniuose kaip Delfi straipsniai, kad moteris dažniau emocinę neištikimybę demonstruoja. Tai reiškia, kad įsimyli
o ne fizinė. Nu tai jeigu tokia, nu vat, pavyzdžiui, ar įsimyli, bet ne permiega, jeigu vadintumėm neištikimybę ir tada reiktų pakelt. Nu čia būtų visai kitaip. Nes mes net nežinom, kas yra neištikimybė tiem žmonėm, nes yra... Nu bet čia klausime mes darom prielaidą, kad fizinė. Jo, fizinė. O fizinė kas? Pasibučiavo neištikimybė, ar ne? Nu jo. Nu, vieni sako, jo, aš tikrai žinau labai daug žmonių, kur sako, ne, čia. Eiktų. Aš žinau, net aš tiesiog... Ne, nu tavo labai daug žmonių. Jeigu vyras pasibučiuotų su kita moterim, nelaikyčiau tą neištikimybę. Prašau, tau. Dėsim į Rilsą. Prašau. Seriously? Nu tai. Ne, nu viskas okei. Nu, tu matai, kaip yra. Nu, žiūrint, kokia šeimoje augau, aš tam pas mus temperamentingi visi, čigonai, ispanai, italai. Ir kultūriškai aš, tarkim, mes nuvykstam ar į Prancūziją, ar į Italiją, vyrai su moterim susitinka ir taip, kartais kaip pasibučiuoju, pasižiūriu ir į lūpas, ir taip nesupranti, kur ta riba yra, kur yra tas bučinys toksai, kur, nu, draugiškas, kur pasisveikini, bet kai vyras ir moteris, taip jau... Kaimynai. Ne, nu aš nežinau, negaliu ko. Čia jau mano asmeninė nuomonė. Nes yra žmonių, kurie traktuoja neištikimybę ir flirtą. Nu, tai prasme, kad tu komplimentai pasakyti. O tai nėra normalu flirtuoti? Na, aš sakau, kad yra porų, kurios tai laiko, žinai. Mes kaip tik diskutavom, kai buvom su antrom pusėm čia epizode, kaip su flirtu. Pažiūrėkite epizodą to. Nu gerai, tęsim toliau. Su neištikimybė įdomus klausimas. Romantiniai filmai dažniausiai meluoja. O, čia įdomiau iš karto. Nu, Rugilė, kodėl? O tai kokius jūs tos romantinius filmus žiūrit? Romantiniai? Galit pasakyti kokių pavyzdžių, kas čia pas jūs yra? Nu, pavyzdžiui, iš klasikinių, kur ten didžioji dalis žmonių greičiausiai būtų matę koks Notebook. Ai, dabar aš keičiu tada. Ne, nu... Notebook ten fainų vietų yra. Aš atsimenu, neatsimenu, naudojau. Bet nu, man labiausiai profesiškai... Nu gerai, PS I Love You. Tu nematęs. O tu? Nemačius. O, pažiūrėkit. Nes aš galvoju apie kitokius filmus, tarkim, 365 dienos, 50 pilkų atspalvių, va dabar eina kinoteatruose Baby Girl. Tokie nu, jūs... Tik 50 pilkų atspalvių mačiau. O Barbie, čia romantinis filmas ar ne? Gerai, man vis tiek įdomu, 50 Shades of Grey, tas 50 pilkų atspalvių. Tai tiesa jisai, nu, tai prasme, nemeluoja? Ko nemeluoja? Tai aš bandau suprasti, kaip tu traktuoji tą, žinai. Jo, kodėl tu sakai, kad romantiniai filmai sako tiesą? Oi. Meluoja. Ai, tu ne tas spalvą tiesiog pažymėjai. Okei. Tai čia diskusija, ne to vietoj. Nes čia buvo romantiniai filmai dažniausiai meluoja. Dėl to mes žalia. Tai mes visi sutinkam. Gerai, leidom toliau. Nu, nes aš pasakysiu, kad mane labiausiai erzina tai tas melas, kad įsimylėjimas trunkam, žinai. Kad ta romantinė tokia, aistringa meilė trunkam, žinai. Nu, tai klasika tas Notebook, kur visą gyvenimą laukia vienos moters ir visą laiką buvo įsimylėjęs ir jinai įsimylėjusi. Ne, nu, bet yra tokių, kaip Break Up filmas, pavyzdžiui, su šita Aniston. Nu, yra, kur tokių rodo brutalę tiesą. Yra, tik, nu, tai aišku, tai čia taip. Jo, bet daugelis filmų nerodo terapijų, sprendimų, dažniausiai. Dar vienas dalykas. Kasdienybės. Jo, sekso tema. Aš kai tik apie seksą pradėjau domėtis, tik tada suvokiau, kad filmuose vaizduojamas, ypač romantiniuose filmuose, seksas vaizduojamas, kad abu nori tuo pačiu metu ir tuo pačiu būdu sekso. Ir jeigu pora bando pasikalbėti apie tai, kad vienas nori, kitas nenori, tai laikoma jau, nu, ten nebent terapinis filmas kažkoks jau su sutrikimais, jau, nors tai yra normali poros kasdienybė, nu, kad vienas ten turi daug darbų, kitas, ne? Nu, bet neįdomu žiūrėti filmus, kurie yra sunkus, kurie reikia mąstyti. Jo, geriau parodyti, kad nors tokio, kad būtų... Ir po to liūdėti po filmo būtinai. Ateina pas mane dažnai klientės, pasižiūrėjau filmą, o pas mane tai taip nėra. Taip. Gal laikas skirtis? Skiriamės, ne, juokauju. Santykiuose reikia pasakyti viską, jokių paslapčių.
Bet aš žinau, kad nesutiksit su manim ir kad aš vienintelis būsiu pakėlęs šitą žalę. Aš turiu radikalios tiesos šitą... Sindromą. Ne sindromo... Užuomazgas. Patį atsidavimą į santykius, kad... O koks tikslas yra visiškai viską sakyti? Čia reikia turbūt įsivardinti tai, kad mes net savo visos tiesos greičiausiai nesugebėm pasakyti. Tai aš nekalbu apie neįmanomą lygį. Jau filosofijos prasme. Jo, bet jeigu ne filosofiniam lygmenį, tai aš turėjau santykių su Dovilė, kuriuose mes grimzdome vis didesnį ir didesnį gylį. Ir mano lūžis buvo tada, kai mes po ten krizės visų neištikimybių ir taip toliau suėjom kartu. Ir aš tiesiog po vienos terapijos sesijos, kai sugalvom, kad grįšim kartu, nusprendžiau, kad papasakosiu viską, kas yra įvykę iki tol ir nusprendžiau radikalios tiesos tokios formos laikytis santykiuose. Tai reiškia, kad, nežinau, jeigu man susižavėčiau ten kokią nors kolegę, aš greičiausiai pasakyčiau, mes esame nekartą diskutavę, ar reikėtų pasakyti, ar nereikėtų pasakyti. Aš nesakau, kad to turiu reikalauti iš jos, bet tiesiog man atrodo, kad taip lengviau. Ir jeigu man kažkas nepriimtina, aš geriau apie tai kalbėsiu, jeigu man kažkas labai patinka, aš geriau apie tai kalbėsiu. Tai bet tiesiog mano būdas. Jo, bet aš norėjau įvardinti, va šitą tu labai tokį slide momentą paminėjai, kad lūkestis, kad mūsų santykiuose neturi būti paslapčių, yra labiau destruktyvus negu... Jo. Nes tu pasakei, va aš nereikalauju iš jos. Jo, čia yra mano sprendimas, kad aš manau, kad man sakyti viską yra lengvesnis toks. Naudingesnis long term. Naudingesnis, jo. Bet tada galima labai skaudžiai žaisti visiškai. Jo. Turint šitos intencijos. Ir pas mane irgi dažnai... Ką girdžiu, čia vėl iš moterų pusės jos ateina ir sako, aš apie vyrą galvoju tą, bet nežinau, sakyti, nesakyti. Ir po to paaiškėja, kad čia ne apie vyrą, ten apie tėvą, apie dar kažką. Ir visi tie išdėti žodžiai gali likti kaip žaizdos, jeigu jie nėra pakankamai tvirti tą suprasti ir suvokti. Nes tikrai nedauguma vyrų ten domisi visokiam psichoterapijom ir panašiai. Ir pavadino jį kažkaip, jam ant dūšios jau ir stovi. O pasirodo, kad net ne jam norėjo, jos skausmas kalbėjo iš praeities. Bet šiaip, aš labai pasakyčiau, nes vyrai dažnai tokiu atveju jaučiasi palikti, negražiai pasakysiu, turnelio vietoje, kai jaučia, nes mes jaučiam nekongruentumą pas žmogų, kai jisai masto vieną, o nepasako. Ir jaučiu, kad nepatenkinta jinai kažko, bet nepasako. Ir tai yra dar sunkesnis, mano galva, procesas, nes tu net negali suprasti, ar čia yra apie jos tėvą, nes jeigu pasakytų, bent jau aš galėčiau suvokti, kad čia yra apie jos tėvą. Bet čia jau kontrolė. Kuria prasme? Tokia kaip ko priklausomybė truputuką. Kad noriu kontroliuoti, ką jinai galvoja. Man reikia tai žinot būtinai. Ne, kai nesutampa, ką sako ir ką daro. Ne apie, kad aš noriu žinot, ką jinai galvoja, bet jeigu aš matau, kad, taigi visiška klasika, kas yra? Nieko. Tai... Atspėk. Ir vyrai su šituo ateina labai dažnai. Kai nesako, ką žinau, ką man daryti dabar, aš negaliu spręsti. Man tai kažkada patiko, man atrodo, mūsų diskusija apie tai, kad paslapties turėjimas tam tikrų momentų gali būti naudingas, nes tu lauki arba kontekstos, arba vietos, arba savo suvokimo. Nes jeigu aš sakysiu, man nepatinka tavo celiulitas, tu manęs netrauki ir va taip, žinai, drebi. Aš to pasakiau tiesą, mes čia dabar brutaliai tiesą sakom. Klausimas, kada, nes sakyti viską tai nereiškia, kad būtent tuo momentu, kada esi ten išžeidęs, supykęs, tai klausimas, kada, kokiu kontekstu pasakyti. Ten, nežinau, vienas iš tokių gražių pavyzdžių, kurį esu girdėjęs, ten žmona ar ten net vyras, nesvarbu, vaidina spektaklį ir tau nepatiko spektaklis, šūdinas spektaklis buvo. Tai premjera visai nepatinka. Dabar visą gyvenimą meluot, kad tau patiko, tai tą vakarą, kai jisai po premjeros išeiti ir sakyti, buvo nesąmoningas spektaklis, nesąmonė. Tai yra, tą vakarą tu gali pagirti pastangas, dar kažką, ką tu gali pagirti tuo metu, nes jis yra euforijoje ir ten jinai yra euforijoje, bet prie tos temos vėliau, kada nurimsta visos emocijos, mes galim kalbėtis apie tai, kad man nebuvo šitas spektaklis mėgstamiausias. Ir gerai liūdina, bet... Gerai, bet aš daugmaž pritarčiau, kad long terme turėčiau vis tiek surasti momentus, kada nesinešioti paslapčių. Tai kad rasti labai ir supratau, kodėl tai sakau. Jo.
Ne šiaip savo, kad įžeisti žmogų. Oi, tai sakyt, kad įžeisti iš vis nereikėtų santykiuose. Bet bijau, kad taip nesuprastų, užtat ir dar akcentą. Nu, Mes galim. Ilgalaikiuose santykiuose romantika neišvengiamai išblėsta. Visi žinom. Bet tai nereiškia, kad santykiai neįmanomi ir kad negalima atgyvinti romantikos. bet jūs pritarėt, kad savaime blėsta. draugystė yra visų ilgalaikių santykių pamatas? Ne tik. Turi būti vis tiek kažkokia aistros piliulė. Ne, nu bet draugystė yra maždaug pamatas, o visa kita, žinai. Draugystė? Man tai prasmė. Ką mes kartu darom? Dėl ko mes kartu esame? O va šitas aš irgi taip galvojau, bet klydau. Neklydau, nes aš pritarčiau prasmei labiau nei draugystėj. Bet tai tada jūs turėtumėt Aš pritarti. Aš yra geriausia draugė tiesiog. Žiūrėkit, tai tada jūs turėtumėt pritarti. O kodėl nenori būti draugė? Jis draugų turi, aš noriu būti žmona. Kad santykiai yra projektas. 10-20 metų. Vat prasmė yra vaikai, užsidarė, eina. Jeigu prasmė yra vaikai, tai taip. Ne, būna daugiau prasmių. Bet prasmių yra kitokių. Taip, bet jos keičiasi. Ir jos nebūtinai turi sutapti. Bet dėl to aš labai daug... Bet turi ir išlikti, aš manau, bent keletas tų pačių. Nes jeigu visiškai skirtingos, tai ką mes kartu veikiam? Galbūt mes vieną kitą paskatinam dar. Bet prasmės net neprivalo būti vienodos. Nu, pavyzdžiui, prasmė augti santykiuose, tai yra pažinti save, augti, tai jinai visiškai nepriklausomai nuo to, kokią prasmę turi antra pusė, jinai gali atsiskleisti. Tai yra, Bet abiem augimas. Nebūtinai abiem. Gali būti vienam augimas, kitam gali būti neaugimas. Tai tada tu mėgaujasi santykiais, kitas nesimėgauja. Visi kažkas jungia. Tarkim, paimkim dvi aptartas jau. Vienas turi prasme vaikų auginimas, jam projektas yra. Gal tiesiog negalvoja apie tolimesnę prasme, bet pirminė prasme yra vaikų užauginti vaikus, o kitam yra augimas. Ir ko jos vienai kitai nesipriešina? Tuo metu ne, bet ateis riba, kur tam žmogui, kuriam yra augimas, svarbu bus labai daug augimo. Bet tam augime galbūt ir yra vienas iš dalių vaikus turėti. Ne, tai viskas gerai, tai vaikai, aš sakau, net nesipriešina. Bet žiūrėkit, aš neatsimenu pavardės to psichologo, bet jis yra prašęs, kad yra 3 dedamosios. Panašumas, ko mes labiau panašus traukiam, tada skirtumai, tai reiškia sukuria aistros momentą. Ir komitmentas sukuria įsipareigojimą būti ir gerais ir blogais momentais. Ir kuo labiau panašus ir kuo labiau turim komitmentą, čia yra draugystė. Mes su draugais geriausiais tą galim turėti ir vystyti. Jeigu mes turim komitmentą ir aistrą, čia yra vaikus pasidarėm ir dabar turim išbūti. Jo, ir čia, kur yra panašumas ir aistra, aš neatsimenu, romantika. Ir ten teigia, kad ilgainiui tu turi vystyti, supanašėti ir komitmentą, įsipareigojimą vystyti. O čia jau, žinai, kaip gaunasi, nesigauna ir visa kita. Su aistra, ne? Jo. Tada pareina vidurio amžiaus krizė ir ten. Tai va, bet... Ir, žinai, jeigu žiūri tas ilgalaikės poras, kurios ten 30 metų kartu išbūna ir taip toliau, tai dažnu atveju su draugystė ir yra tai, kas išlaikė jos kartu, nes asmeninės prasmės keitėsi. Vienam prasme pinigai buvo, kitam šeima, kitam... Jeigu prasmės tokios, tada... Bet čia labai ilga, čia atskirą epizodą galima apie tai daryti. Bet dėl draugystės nesu tikrai netrukdo draugystė santykių. Jeigu mes turim tuos 2 iš ten to trikampio dalykus, tai netrukdo, bet manau, kad visai būna. Gerai, einam toliau. Visai būna. Pirmoji meilė visada palieka giliausią įspūdį. Aš pamaščiau šiaip prieš... Jo, mane irgi sutrigerino, kad gal ne. Aš galvoju, ta prasme, ar tu gali pamiršti pirmąją meilę, tai turbūt ne, vis tiek įsimena. Kodėl aš, pavyzdžiui, ten mokyklos laikais tai pamiršęs? Man intensyvumo, tai pirmoji, ten, žinai, jo, ten mokytoja savo, ten gal pirmos klasės. Ne, aš kalbu apie darželį įsimylėjau auklėtoją. Pirmoji klasė, aš jau buvau vyras. Kai jau paauglystė, kai jau prasideda hormoninis gyvenimas žmogaus kitoks. Kur ir seksualinė patirtis sutampa su įsimylėjimu. Jo. Tai labai jo.
Nesimenu, ta prasme, kad pamirši ją, kad pamirši, tai ne, bet emocinio krūvio arba aš manau, kad ne, daugiau man žmonių turi. Man tarp kitko, čia yra vienintelis pokalbis apie seksą su mano mama, kur mes kažkada važiavom į kaimą, man buvo gal ten 11 metų ir jinai sako, sako, žinai, berniukam tas seksas tai, tipo, buvo, nebuvo, bet sako, mergaitės atsimena visą gyvenimą. Tai sako, jeigu jau bus tavo mergaitė kažkada pirmas kartas, būk labai, toks, tipo, atidus. Ir man tada taip, žinai, nejauku buvo, ar taip įstrigo, tik šios dienos atsivedu. Bet aš manau, tai, o vyrai, tu neprisimeni savo pirmo karto? Tai aš labai prisimenu. Visi, man atrodo, kad čia yra fiksacija visiems žmonėms. Jo, bet žinai, ne taip gal sureikšmina, nes vyrai... Kaip iš terapinės pusės fiksuoja žmonės pirmą kartą ar ne? Vat aš iš klientų vyrų, kad girdėčiau apie fiksaciją. Aš iš praktinės patirties sakau, nesu girdėjusi. Apie moterų, va tas fiksacijas. Aš kelsiu hipotezę, kodėl tu nesi girdėjusi. Nes jie nekalba tą temą. Nes yra beprotiškai nepatogu. Aš esu dirbęs su vyrų grupėm ir kai mes pradedam kalbėti tą temą, tai prasme, sako, aš būčiau neės šiandien. Susitikimai būčiau, juokais taip, žinai. Ta prasme, ne, šiaip intens. Ir jeigu vyrui pasako kokią kritiką apie jo organus, tai ten, žinai, visam gyvenimui gali sužlugdyti. Tai aš sakyčiau, kad... Apie kritiką tikrai žmonės linkia kalbėti, ypač jeigu netenkina seksualinis gyvenimas. Tai aš kelčiau hipotezę, kad ir dar sunkiau apie tai kalbėti su moterim, turbūt, nežinau, gal ne. No idea. Tai fiksuoja ir tie turbūt. Jo. Pinigai yra dažniausias skyrybų priežastis. Nežinau, ką čia aptarnėti. Ne. Statistiškai viena iš, bet ne dažniausiai. Trečioje vietoje. Antroji, aš mačiau. Bet gal seniai. Tai kokią statistiką paimsit? Rasim visiems atsakymą. Čia koegzistuoja visos statistikos. Kuo daugiau konfliktų, tuo santykiai silpnesni. Sunkus. Ne. Klausimas, kokių konfliktų? Jeigu nėra konfliktų, jau nebūtinai tvirti santykiai. Bet jeigu konfliktų nėra, tai tikrai nėra labai gerai. Atsargiai. Partnerio fizinis patrauklumas tampa mažiau svarbus ilgalaikiuose santykiuose. Nežinau. Teks apsispręsti. Kažkuria pusė. Jis turi didėjančią ar mažėjančią tendenciją, natūraliai. Gerai. Ne, kad visiškai išnyksta arba nesvarbus. Tai yra, norėtum, kad vyras palaikytų gerą fizinę formą savo? Taip. Aš manau. Taip, aš ir norėčiau. Smagu, kai žmogus prisižiūri save. Bet man, pavyzdžiui, didesnė turbūt įtaka turi sveikatos klausimas ilgalaikiuose santykiuose. Taip, aš ir. Bet čia labai koreliacija tiesioginė yra. Prisižiūri. Taip, greičiausiai tikrai rastumėm koreliaciją tarp sveikatos ir prisižiūrėjimo, bet, ne visai, palauk, žiūrint, ką prisižiūrėjimo. Apie tokį naturalizmą. Bet jeigu natūraliai bando prisižiūrėti ne injekcijom ar dar kažko, tai turbūt rasim koreliaciją, jeigu ne, tai turėsim neigiamą koreliaciją. Tarp kitko, mes vakar ar užvakar žiūrėjom teliką ir ten buvo daug laidos svečių merginų su lūpom pūstom. Nežinau, kaip ten botoksai, nebotoksai. Ir aš tada pasižiūriu į Agnę ir galvoju, kaip džiaugiuosi, kad tu dar neišbandėjai. Maždaug, žinai, kol kas. Jo, ir aš galvoju, ar aš čia turiu teisę kažkaip uždraust, neuždraust, tik nesugadink. Arba nedraudžiu, bet jinai grįžta, žinai, kažkada pasidarius tą. Ir aš sakau, viskas gerai, mes santuokai, bet aš tiesiog nežiūrėsiu į tavo pusę. Ir galvoju, kiek čia yra mano galios. Bet čia vėl apie tą atvirumą, nes aš su Dovilė esu kalbėjęs apie savo poziciją, kas man gražu ir kas negražu, ir nėra jokios kontrolės to klausimu, bet netiesiogiai negali būti jaučiama dėl to, kad aš išsakiau savo poziciją. Bet, kad jie nežinotų, irgi, man atrodo, yra pavyzdžiui, tas pats dėl ilgų plaukų. Aš sakau, man tavo plaukai yra tobuli, please, ten, žinai, išlaikyk. Ir jinai kažkada sako, norėčiau nusikirpti ten kažkaip. Gal ataus? Atauks. Viskas gerai.
Bet žinai, bet su lūpo, blem, ten arba plastinės. Botoksas išsivaikšto. Na, jeigu A, ne? nepadaugai. Na, aš nežinau. Nelabai. Na, to būna truputį problemyčių. Sveikatos klausimai. Tai gerai, tai nieko man nepatarėt. Nedaro vidot mane, žodžiu. Ne, nu tai visai būna santykiuose priimami sprendimai nebūtinai patinka. Aš, pavyzdžiui, esu turėjęs laikotarpį santykiuose, kada aš bandžiau kontroliuoti, kaip Dovilį rengtis. Čia buvo po krizės ir aš nežinau, kas man buvo švietę galvoj, bet aš jai buvau ne tik išsakęs, kad man nepatinka, kaip tu rengiesi, bet ir ten išsakęs, kad ten džinsus iš vis išmesk ir, žiauriai, man net gėda už tą prisiminus save tam laikotarpį, nežinau. Bet tai gerai, o lūpas darosi dėl savęs, ar dėl noro įtikti, ar dėl meilės tokos savo, ar čia... Dėl visų. Aibė priežasčių. Dėl ko darosi lūpas? Ašgi esu girdėjusi ne vieną moterį, kuris sakė dėl to, kad atrodyčiau patrauklesnė. Tai va, jeigu taip yra, man tik nesidaryk. Bet tai patrauklesnė kam? Tau? Man, dabar aš nepažįstu vyro nei vieno. Va čia yra tas, kur... Bet ateis, pavyzdžiui, įsivaizduokit pas mane klientą, sako, mano idealas vyro ten tas aktorius ir tas aktorius. Jų žmonos ta. Visos pustalūpės. Ir aš tai irgi noriu tokį vyrą pritraukti. Tai man čia reikia truputį lūpytę, čia biškį stiliuką, čia krūtinytę ir va tada jau to kategorija vyrui mane žiūrės. Yra tas toksai mąstymas. Jo, bet čia kaip vieniša. Mes labiau apie santykius kalbėjom kaip vieniša, tai tada, bet tas, kaip čia, kad patikčiau, tai yra į plačią auditoriją orientuota. Bet pavyzdžiui, būnant santykiuose, man Dovilė ne kartą yra sakius, ten pasipašė ir sakau, man, sako, kurią suknelę rengtis, ten tą ir tą, sakau, man šitą gražesnė, kitą užsideda. Sakau, tai kam tu klausai, ten, tai sako, tik ne dėl tavęs, sako, aš čia rengas. Aš manau, rasime koreliacijas, kad moteris, kurios yra santykiuose, rečiau darosi tokias injekcijas, negu tos, kurios yra vienišos ir ieško partnerių. Aš taip įsivaizduoju, bet čia vėl mano tokia hipotezė. Arba link kokio amžiaus artėja, kad ten... Arba pavyzdžiui, santykiuose vyras pradeda nerodyti dėmesio ir tiesiog mintise suveda su priežastim, kad aš nepatraukli. Nors nerodo gal visiškai ne dėl to. Ir nėra, jeigu nesiklauso mūsų podcasto, nežino, pavyzdžiui. Klausykit podcastą mūsų. Gerai. Kas čia toliau buvo? Miegoti atskirose lovose yra sveika santykiams. Čia gal kontekstą reiktų, nes šiaip for a lifetime. Čia... Aš, žinai, nežinau, raudoną dėsiu. Aš irgi gal sakyčiau, aš propaguoju šitą dalyką, bet kartais. Jo. Pavyzdžiui, aš ten iki... Mes turim žalę. Taip. Aš esu girdėjęs, kad aistrą išlaikyti labai sveika. Kažkiek laiko miegoti atskirai, arba gal mano tam pavyzdį, kurį aš esu girdėjęs, kad jie visą laiką miega atskirai, bet tik ateina vienas pas kitą į svečius. Aš esu, pirmas dalykas, savo pozicijoje, tai man patinka miegoti kartu, antras dalykas, aš esu turėjęs kelis žmonės konsultacijose, kurie pasakoja, kaip išėjo miegoti į atskiras lovas dėl narkimo, dėl kažkokių tokių, kad geriau užsimiegotų ir tada dingo aistra, pradėjo žlugti santykiai. Tai aš turiu tokių, žinai, ne imti normalią, bet kelis pavyzdžius. Bet man atrodo, čia yra pasiekmė dažniausiai, kodėl aš išeinu, nes yra gilesnių problemų. Žinai, knarkimas ne visai tiesiogiai susijęs. Bet jeigu jautrus žmogus ir, pavyzdžiui, knarkia tau palėjausi visą laiką. Jo, bet pas mus taip yra ir aš nežinau, kaip jis su manimi miega. Bet ten pastuks ir taip toliau, nes jinai labai nori ir aš labai noriu kartu, man faina. Jeigu yra priežastis, aš tiesiog galvočiau, kad jeigu yra priežasčių miegoti atskirai, ten knarkimas ar kažkas tokio, tai galima tą daryti, tai nebūtinai turi sužlugdyti santykius, jeigu mes po to įdedam pastangų, kad mes būtumėm išlaikytumėm. Nes tarkim yra žmonių, kurie yra labai jautrus, pavyzdžiui, prisilietimams ir sako, sukasi dar aš prabundu ir aš negaliu kitaip. Bet tada faktas, kad reikia galvoti apie tai, kaip tą aistrą vis tiek palaikyti. O mes ne per daug apie tavo asmeninius santykius klausinėjom? Ne, normaliai. O miegat atskirai ir kartu?
Gerai, palikim paslapčių. Poros, kurios kartu keliauja, yra laimingesnės. Rugilė, ką atsakysi? Tai for sure, 100%. Kodėl tu raudona? Aš galvoju, kad tikrai atsakysi. Ne, jinai nesuprato vėl klausimo. Suprato. Taigi gerai solo keliauti, kažkaip blogo. Ne, tai gerai solo, bet Aha. poros, kurie taip. atskirai gyvena ir atskirai keliauja ir kartu. Tos, kurios kartu. Nu tai ten tiek jau visko vyksta, kad net nebeįdomu, tu įsivaizduoju grįžti, išsilgęs, pasilgęs, tos antrosios pusės. Gazas dugnas. Mane turi ką taip nustebino, papasakoti nes mes ir- prieš epizodą kalbėjom, kaip Rugilė su šeima ir vyru ir vaikais keliavo po valstijas ir kaip... Bet ir ne tik su vyru, aš mėgstu ir vieną keliauti. Aš tikiu, kad mėgsti. Ir man smagiau grįžti pas vyrą O keliauti smagiau viena ir kartu. 50-50. Nu, žiūrėk, Bet aš visada, jeigu aistros nėra, aš galiu tokį ir numesti, o gal dar vat pakeliauk vieną, pasižiūrėk, kaip ką žmogus susidėlioja savo galvoje, grįžta ir ten išsilgęs tos savo antrosios pusės. Aš nežinau, nes yra du labai stiprūs veiksniai pas mane. Viena, kad kelionė individualiai labai praturtina asmenybę. Tas labai faina, nes tai įneša į rutiną. Bet antras dalykas, kad kelionės kartu, laimėjo gal vis dėlto šitas. Nes dažniausiai kelionės kartu yra all inclusive, kur yra nepraturtinanti kelionė. Nedarykim prielaidų tokių, nes čia jau labai... Bet dar ir su vaikais, ir nuovargis, ir... Jo, bet šiaip kelionė, ką turi labai stipraus, tai pakeičia rutiną, pakeičia aplinką ir jie turi daugiau bendrų patirčių, kurios suartina. Tai, nes bendros patirtys bondą padaro. Tai, bet sakyčiau, iš tų, kurie keliauja, kiek iš jų yra kokybiškos kelionės, I don't know. Nes aš galvoju, čia labai asmeninė patirtis lemia ne tiek asmeninė mano, bet kiek su ko aš esu kalbėjęs. Tai aš su porom, kuriuom esu kalbėjęs, ženkliai daugiau porų yra atėjusių dėl to konflikte, kad vienas keliauja atskirai, o aš nenoriu tiek, ar negebu, ar man nepatinka vienam keliauti, kad atskirai bando išvažiuoti. Dėl to ateina. Ir ne viena pora tokia yra atėjus. Ir tų, kurie čia keliauja kartu, irgi ateina, kad sako, mums per mažai kelionių kartu, aš norėčiau keliauti kartu, aš norėčiau keliauti kartu. Tai bet, čia nemokslinis tyrimas, čia tik tai observacija. O juokiasi kartu, poros, kurios juokiasi kartu, yra stipresnės. Jau visi neoficialūs tyrimai patvirtina. Visi mūsų padaryti empiriniai stebėjimai. Pirmas pasimatymas dažniausiai nulemia, ar pora turės ateitį. Kodėl taip ilgai mąstai? Turi kažkokių indikacijų, pasakyk žmonėms. Jeigu turi kokių nors pirmų indikacijų iš pirmo pasimatymą, kurias reikėtų atkreipdėmėsi, kurios gali nulemti. Dažnai girdžiu, kai ateina moteris ir sako, pajutau tas, ir po to paaiškėja 15 metų kartu, 20 metų kartu. Pajutau tas, o... Neracionalizuoja. Jausmas. Pajutau, tipo, kad jis mano žmogus ir dėl to išbuvo ilgai, ne? Jų pasąmonė, intuicija pasakė, kad čia gerai. Bet aš to neprisimenu, bet mano mama irgi pasakoja po mano vyro pasimatymo, kuris, jis žino tą, nebuvo labai vykęs. Tai aš grįžau pas mamą ir pasakojau, kad čia lyg ir mano žmogus. Aš to neprisimenu, bet mama pasakoja. Tai sako, žiūrėk, tu jau jutai nuo pirmo mūsų susitikimo. Tai... Nes aš turiu priešingą labai nuomonę šitam. Aš taip stengiuosi išeiti iš pokalbį, nueiti nuo tų argumentų, kur, pavyzdžiui, pora susipyksta, sako, ten išsiskiria trumpam, pabandom iš naujo. Ir sakau, ką jūs bandysit, ko jūs? Norim pajusti, ar čia mano, ar ne mano. Blet, uždėkit, ką jūs ten pajusit? Jeigu jūs konfliktavot prieš tai 2 metus, ateisit, ką jūs pajusit? Tai pajusit kompensacinius mechanizmus, jeigu ten, pavyzdžiui, nueina pas meilužį ir sako, pabandysiu su juo, ar ten su meilužį. Tai pajus kompensacinius mechanizmus. Jeigu žmona nesikalbėjo, meilužė kalbasi, valia, pajutau čia mano žmogus.
Jeigu aš turėjau kažkokius trūkumus šeimoje, tai į pirmą pasimatymą pamatau, kad ten užtikrina saugumą, jeigu šeimoje neturėjau, pajusiu, kad mano žmogus, nes jaučiuosi saugiai. Tai dėl to aš turiu tokį labai skeptišką, kad pajutau, nepajutau. Mano opozicija būtų, kad vieni žmonės turi išvystę intuiciją ir intuicija kai kuriais atvejais labai daug aspektų įvertina ir tau duoda jausmą ir tau turi kažkiek laiko gilintis į tai, ką pajutai ir racionalizuoti. Kai kuriais atvejais instinktai veikia daugiau ir kompensaciniai mechanizmai įsijungia. Ir mano kontrargumentas intuicija yra, kas yra intuicija? Pasąmonė. O man tai atrodo daug žinių, kurių mes iki galo nesuvokiam. Ne, bet žinai, kur esmė yra, kai aš bandau išsiklausti, žmogus sako, aš intuityviai pajutau. Gerai, sakau, kas yra ta intuicija tada ir kaip tu atskiri, kas yra intuicija, o kas yra instinktai? Nežinau. Ne, aš čia Instinktas taiga, intuicija ateina palaipsnių. Turėčiau labai... Nes žmonės intuicijai priskiria ir visiškai instinktyves reakcijas, kurios yra instinktyvios reakcijos iš sąlygojimo teorijos, jos yra ir uždelstos. Pavyzdžiui, ten, kad jie turi poreikį gaudyti pelę ne iš karto, o delsti, kol jinai išbėgs į eterį. Visokių tokių pavyzdžių yra, kur mūsų instinktai nėra tokie... Aš esu matęs tokį įdomų patarimą arba pratimą, kur maždaug sako, klausimo savo pasąmonės ir tipo ranka tau turi atsakyti. Jeigu taip, tai čia taip sujudink šitą pirštą. Bet čia yra... šitas dalykas, ir tik aš nežinau, kiek jis yra moksliškai ištirtas ir kiek... bet yra Power vs. Force knyga. Ir aš pirmą kartą, kai girdėjau, tai girdėjau visiškai kitam kontekste, po to girdėjau ten ir šitie kineziterapeutai naudoja, nes kineziologinis metodas yra. Bet pasirodo, kad yra daug mokslinių tyrimų apie tai daroma. Bet tu gal šnekė apie tą, kur kūnas meluodamas nusilpsto, sakydamas tiesą, bet čia kažkas kita yra. Čia tas pats metodas, šitas yra tas pats metodas. Šitas, tipo, ar čia mano žmogus ar ne? Pirštas. Ne, rimtai? Pirštas, kad pajudėtų? Jo, ten tipo... Nes ten suglaudžia pirštus ir bando raumenį. Irgi kažkuris raumuo, aš nemoku suglausti pirštų, bet kažkurio būdu suglaudus pirštus yra vienas raumuo izoliuotas. Bet kad per tai tavo pasąmonė kalba? Per konsteliacijas mes mokomės, kad kai žmogus kažko paklausys, jis turi užsimerkti ir pasakyti, kaip jaučiasi jo kūnas. Taip, irgi sako, kad šneka pasąmonę. Bet čia, kadangi aš ir domėjausi apie tai, kažkiek labai paviršutiniškai ir praktikavau, tai ten insane, ant kiek pasąmonė, kur tau duoda rolę maždaug ir ta rolė iš intuicijos labai daug atvejų pataiko šitus dalykus. Tai ten... aš tai intuiciją labai vertinu. Aš nesakau, kad jinai neteisinga. Tu sakei, kad neteisinga. Aš sakau, kad sprendimas priimtas pagal intuiciją labai didžiulė tikimybė turi būti neteisingas, nes mes negalim atskirti, kas yra intuicija, kas yra kompensacija. Ypač jeigu žmogus nėra savęs analizavęs. Jeigu yra analizavęs ir jau geba skirti, kas yra mano intuicijos. Tarp kitko, tyrimas apie sėkmingiausius vadovus, lygiai taip pačiai. Jie daugeliu atveju negali pagrįsti tyrimais, kodėl priėmė tą. Bet priėmė ten... Aš dabar... Na, čia patirčių rezultatas. Įdomu, Audioteka yra ar ne? Mūsų pagrindinis rėmėjas Audioteka, priminsiu, greitas ir lėtas mąstymas. Nežinai, yra ar nėra greitas ir lėtas mąstymas? Tik pažiūrėt. Gerai, pažiūrės. Nes šita Kahnemano knyga yra mokslininkas ir neseniai girdėjau, toj knygoj perskaičiau tyrimą, buvo darytas tyrimas tarp verslų, kur geras vadovas vadovauja verslui ir prastesnis vadovas. Ne tas, kur ten, išnaudoja ir ten priekabiauja prie darbuotojų. Ir kaip sekasi tiem verslam ilgojo laikotarpį. Kaip manai, koks skirtumas yra? Tarp gerų vadovų ir prastų vadovų. Tipo, prastiem vadovom geriau sekasi versle. Prasti vadovai ir geri vadovai. Kaip verslam sekasi? Tai nežinau. Atrodo, akivaizdi koreliacija turėtų būti, ne? Nėra jokios koreliacijos. Loterija. Taip, sėkmės faktorius yra... Mes nenorim patikėti, bet... Ne, apie šitą aš tikrai apie sėkmės faktorių girdėjau. Kad, prasme, taip ir su porom nėra pirmas pasimatymas, nežinau. Kaip vadinasi ta knyga? Lėtas ir greitas matymas. Jeigu nėra, tai paprašysiu Aurimo, kad išleisti. Ne. Nes tikrai labai gera knyga.
Gerai, paskutinis jau čia klausimas iš tų kortelių, galėsim slėpti korteles. Poroje vienas visada myli labiau nei kitas. Ką tu savo galvoji, taip atsakydamas? Nu, aš manau, kad čia brutali, bet yra tiesa. Tai kuris kurį labiau mylit? Ne. Tai čia kuris? Bet manai, kad ar keičiasi, ar tiesiog... Keičiasi, jo. Ai, kad, kad vienas ir kitas, tada dar gal galėčiau kažkiek su... Bet tikrai gali būti, kur, žinai, visą laiką vienas labiau rinkėsi į kopriklausomybę, kitas, žinai... Čia dar ką apibrėžim, kas yra meilė, žinai. Bet čia aš kaip suprantu tą, kad vienas, angliškai yra tas terminas married up ir married down. Taip, kad vienas susitaikė, kad, tiek to būsiu su šito, o kitas, kaip man pasisekė. Tai čia turbūt iš tos pusės gal klausimas yra, tai nežinau, manau, kad lygiavertiškumas po to porose padaro tvirtą santykį. Ką tu Rugilė matai? Manau irgi, kad yra skirtingos meilės kalbos, bet jeigu vienas kažkaip žymiai labiau, kitas mažiau, prasideda tokie negeri dalykai santykiuose. Ir paskui, pasak jūsų, viskas suvienodėja. Ir abudu myli vienas kitą vienodai? Dėl to atpažįsta vienas kito meilės ženklus, gal taip pasakysiu. Nes juk, pavyzdžiui, skirtingos meilės kalbos. Tai neįmanoma suvienodėti, bet tu matai, kad tau žmogus rodo jausmą ir tu jam rodai jausmą. Galbūt ne taip, kaip nori, bet... Aš galėčiau plačiau, bet galvoju, kitam epizodui palikim čia apie kas yra meilė ir kaip aš įsivaizduoju apie tą vienodumą, bet aš sakau dėl to, kad jeigu tu sakai, kad svyruoja, kad tai aš pritarčiau, nes visiško tokio gamtoje apskritai neegzistuoja tokia. Ir kartais vienas arba kitas išneša tos santykius. Tas pusiausvyros palaikymas yra, Bet jeigu ne visada tas pats, kad vienas neša, kitas... Jo, kaip tu visada alkanas nebūni, kaip ir visada persivalgęs nebūni, tu stengiasi palaikyti pusiausvyrą tų dalykų. Gerai, Rugilė, keli asmeniniai klausimai tau ir perėsim prie contribui dalies. Gerai. Tu esi sakius 2019 metais. Tai čia -6 metai, man 24. Ok. Esi taip sakius, kad nuolat mūsų santuokos paslaptis. Nuolat dėkoti vienas kitam. Nereikalauti, kad santuoka pasikeistų. Ir visuomet, kaip reikia būti šalia. Ir kaip manai, Arnai, čia veš santykius, tokie mano įsitikinimai buvę. Ar po tiek metų visiems punktams pritarė klausimas tam? Tai kaip manai, veža ar neveža tokie įsitikinimai? Man labai gąsdina trečias. Primink? Trečias yra visuomet, kai tik prireikia būti šalia. Labai gąsdina. Jeigu tik tokį įsitikinimą turim, tai... Jis tikrai buvo mano gyvenime, nenoriu meluoti, atrodė, kad meilė yra tai buvimas greta ir palaikymas visose situacijose ir pritarimas, tačiau laikui bėgant ir dirbant su savim paaiškėjo, kad tai yra labiau tokia, nelabai tinkamas būdas išreikšti meilę. Čia iš tos kopriklausomybės, kur, sakai, jau temos atsiranda, ne? Į tą pusę jo, nes dėl tam tikrų pavyzdžių man tai atrodė natūralu. Bet ką aš dabar vieną iš labiausiai dalykų vertinu mūsų santykiuose, tai tą individualumą ir gebėjimą džiaugtis vienu kitu, nepataikaujant vienas kitam. Ir mūsų priimti tuos, skirtybės. Ir man tai jungia mus ir mus augina ir smagu, kad aš vienoje srityje tobulėju, jis kitoje srityje tobulėja. Ir taip, mes įsivardam, kada tikrai labai svarbu vienas kitą palaikyti ir būti šalia. Ten, tarkim, vyrui kažkokią konferenciją, aš tikrai, jeigu jis man pasakys, kad tai yra svarbu, važiuosiu. Jeigu, tarkim, aš laukiausi, norėjau, kad kartu nueitume ir pasižiūrėtume į Mažylį pilve, irgi pasakiau ir tikrai norėjau, kad būtų. Bet tų dalykų nėra jau tiek daug, kiek buvo, tarkim, ir prieš to 6 metus. Šiaip, aš, kaip išgirstu visuomet, man labiausiai gąsdina dėmesį. Visada, niekada. Taip, nes kitaip negali būti. Jie rodo jau tas instinktyves mūsų reakcijas, tokias, kad mes jau pradedam mąstyti nebe objektyviai, nes objektyviai visuomet neįmanoma būti ir padėti. Bet, nuolat dėkoti vienas kitam, tai turbūt nekenkia. Nuolat irgi čia toks. Per saldžiai. Mūsų meilė nebe tokia saldi, bet įstringa. Taip.
O nereikalauti, kad santuoka pasikeistų, tai šitas geras. Šito kaip ir laikyčiau, aš dabar, vat, ką mes laikomės ir kitų lūkesčių per daug vienas kitam neturėti, arba jeigu turim, tai garsiai kalbėti ir juos suderinti, kas irgi labai padeda. Jo. O ką reiškia tas antras? Ką jūs įsivaizduojat? Nereikalauti, kad santuoka pasikeistų? Jo. Aš nežinau, ką Rugilė turėjo menį. Aš, pavyzdžiui, dabar bandau prisiminti save 24, tai vat, nežinau, norėjau, kad vyras nuolat darytų man staigmenas. Mano vyras visiškai nes čia labiau link neigiamos, kad status quo išliktų. Aš noriu, kad nepasikeistų. Bet nereikalauti. Nereikalauti, kad keistųsi pati santuoka. Tai aš seniau nueidavau ir, tarkim, sakydavau, tu čia manęs ten, ta prasme, staigmenų nedarai. O dabar aš manau priimti taip, kaip jis man rodo meilę. Taip mes pasišnekam, galbūt kažką pasiderinam, bet man nereikia, kad jis, nežinau, būtų magas ir ten man kas antrą dieną dovanotų 100 kvietkelių. Nes aš galvoju, yra 2 pasakymai, jeigu koncentruoti į kitą žmogų. Aš nereikalauju, kad tu pasikeistum ir aš nereikalauju, kad tu būtum toks pats. Tai jie abudu turi ir neigiamą, ir teigiamą pusę. Bet yra abu kraštutinumai jau. Aš taip paprašiau tai suvokiau, kad nereikalauti, kad būtum kitoks. Pagal mane. Pagal mane, kad santuoka judėtų pagal mano vagą. Taip, šitas pritarčiau. Aš noriu, žinai, kad tai dėl to viskas kaip ir gerai. Kokias pamokas esi išmokus santykiuose? Kur, bet, gerai, vienam kokią nors, ar jeigu kelios yra tokios ryškiausias, kurias yra galimos atskleisti viešai. Nes, žinau, tai apie lūkesčius, ką jau ir kartuoju. O iš kokios situacijos esi išmokus apie lūkesčius? Ar iš kokių situacijų atsikartojančių? Ar buvo kažkokių konfliktų dėl to kilusių? Jo, ar skaudi patirtis, ar labai daug kartojosi ir tada kažką darėjai? Tai buvo skaudi patirtis, kurios metu mes jau buvom prie skyrybų slenksčio. Ir tai buvo atvejis, kurio metu mes tiesiog neiškomunikavom abu, ko norim ir to nesudėjom į vieną lėkštutę. Jis matė vieną dalyką ir ėjo link jo, aš mačiau kitą dalyką ir ėjau link jo. Ir tada, kai mes pasišnekėjom ir susiderinom tos lūkesčius, paaiškėjo, kad labai daug ką bendro turim. Tiesiog skirtingom priemonėm to bandėm pasiekti. Ir atrodė, kad atitrūkstam, nors iš tikrųjų artėjom link to. Tiesiog neįvertinam vienas kito. O ką daryti, jeigu nesikalba partneris? Niekada nesikalba, ar tą kartą nesikalba? Kaip niekada, žinai, tas. Bet tas toksai yra, kur žinai. Dažniau nesikalba, labai sunku prakalbinti. Tai yra tikrai dažnas nusiskundimas porose. Žiūrint, dėl kokios priežasties. Čia labai toks platus klausimas. Gali būti, kad turi nesuderintus lūkesčius, ne tu, bet kita para turi nesuderintus lūkesčius, sako, apie mano lūkesčius nėra girdėjęs, aš nesu girdėjus apie jo lūkesčius, nieko. Ir kiekvieną kartą, kai bandau pasišnekėti, ten paviršutiniškai atsako, neina, nesileidžia. Neturi laiko, jo. Man čia vis tiek gaunas toks filosofavimas, nes gali būti, kad yra žmonių kategorija, kurie neturi tolimesnių vizijų, kurie nekuria tolimesnių planų ir realiai neturi jų, bet gali būti, kad, tarkim, yra tam tikri patirtiniai dalykai ir žmogui jau laikas eiti į terapiją, galbūt laikas kažkaip kitaip. Ir ar žmogui tai tenkina ar ne. Jeigu netenkina moteriai, tai kodėl aš esu su tokiu vyru? O galbūt aš matau kažkokią priežastį. Brėžtum ribą, sakytum, kad arba mes pradedam kalbėtis, arba skiriamės? Aš ne visada, bet esu linkusi bandyti ieškoti kompromisų ir pačiai moteriai, tarkim, jeigu tai yra moters pozicija, bandyti rodyti kitokį šeimos vaizdą, negu galbūt žmogus atsinešė. Iki tam tikros ribos, kad, o aš pašnekėsiu, o aš papasakosiu, o aš paklausiu, man bus svarbi tavo nuomonė, galbūt pabrėšiu, kaip smagu, kad jeigu kažkokia smulkmena, jau tas vyras pasakė, kaip faina, kad šnekiesi. Pati prisiemu dalį atsakomybės, kad tas santykis būtų šiek tiek kitoks. Pradėti nuo savęs mažų žingsnelių. Jo, ultimatumai, manau, ateina per laiką ir jeigu tai nesikeičia ir aš dedu visas maksimalias pastangas, o kitas žmogus į tai nereaguoja,
tada galbūt ir laikas tai ribai, bet ir vėl, nu čia kas kaip vyko. Kiekviena istorija turi savo. Kiekvienas mes turim savo ribas, turbūt ties, kurie jau mums nepriimtina. Bet tai neturėtų būti iš karto riba, nes atvirai šnekėtis yra sudėtinga, manau, ir tikrai... Retas, nemokina kuris mokykloje. dažnai tą daro. Nu, Labai retas turbūt. Bet aš kažkaip ir dažnai prisiminiau, pareina pasiekmes, kurios ne visada malonus. aš prisiminiau, mes šiandien skaičiau vienos klausytojos laišką ir atsakinėjau, ir jinai šitą situaciją buvo iškėlusi. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad mano pozicija tikriausiai remiasi tuo, kad nėra žmogaus, ar jis būtų labiau intravertas ar labiau ekstravertas, kuris nemėgtų šnekėtis. Visi, man atrodo, žmonės gyvenantys turi, nu kaip čia, giluminį troškimą pasišnekėti nuoširdžiai ir ypač apie save. Tik tai vienintelis dalykas, vat kokia partnerio atsakomybė, arba aš tada turiu būti kūrybingas ties laiko, vietos arba formos prasme. Ir nebūtinai aš turiu tapti psichologu, bet turint tokį įsivaizdavimą, kad visi turi tokį giluminį poreikį, reiškia, aš turiu atrasti jį. Parodyti susidomėjimą irgi yra labai svarbu. Aš suabejočiau to visi. Nu, kodėl? Nu, sabėjok. Daugelis gal, kad visi turi... Aš tai manau, kad visi. Nepritarsiu, bet palikim šitą. Na gerai. Sutarkim, kad nesutarim. Ja. Tu psichologiją mokysi jau būdamas santykiuose, ar ne? Bakalauro antram kursą susipažinom, jeigu su vyru mano dabartiniu. Mums psichologija sakė, kad reikia susituokti anksčiau per pirmus kursus, nes po to nebenorėsi tuoktis, kad daug žinosite apie psichologiją. Tuokčius vėl su to pačiu. Tai psichologijos studijos padarė įtaką santykiams ar ne? Manau, taip ir į gerą pusę. Į gerą pusę, ne? Tai jeigu turit problemų, tiesiog stokit psichologijos studiją. Tikrai vertam. Ne, iš tikrųjų, tai įdomis rytis. Bet iš daliesgi kiekvienas stoja, ypač jeigu pabaigęs mokyklą, dėl to, kad turi kažkokių ir klausimų savy. Ir bando juos atsakyti. Ir čia koreliacijos yra mokslinės. Aš bandau suprasti, kiek jau tai tapo stigma, nes dabar tiek apie tai kalba, aš jau tiek kartų esu girdėjęs, tiek viešoje erdvėje, tiek patys psichologai apie tai kalba. Ir aš įstojau studijuoti psichologiją ir 200 ar kiek tenais studentų kitų. Galvoju, ar tikrai visi dėl savo problemų įstojo? Ir galvoju, taigi stigma mane tikrai veikia. Aš pradedu žiūrėti visus, tai kokia jau čia tavo problema, dėl kurios tu įstojai, kokia čia mano problema, dėl kurios aš įstojau. Bet giluminės problemas visi turi. Bet ir tada čia ir yra mano. Bet yra kažkokie, visi žmonės stoja, jeigu kažkiek sąmoningai tokias profesijas, kuriuose mato kažkokią prasmę. O ta prasmė dažnai atsiranda iš kažkokių vaikystės, paauglystės patirčių ir formavimų. Jo, bet čia turbūt svarbiausias atsakymas, kad koreliacija nereiškia priežastingumo, nes kadangi visi turi vaikystės ar kažkokių problemų, tai visi, kurie įstoja į matematiką, irgi, galim sakyti, įstojo, nes bando išspręsti tas problemas, bet tiesiog nesusiję temos. Vat norėjau grįžti prie mūsų podcast'o pradžios dėl tavo tos specializacijos į traumų, kaip tu ją vadini? Psichotraumatologija. Jo, psichotraumatologija. Tai galim teikti, kad visi turi traumų? Iš jūsų darbo. Jeigu žiūrint į tą savoką psichologinę traumą, tai ne. Tada paaiškink man ir žiūrovams. Psichologinė trauma įvyksta tada, kai ta emocija tęsiasi daugiau negu 3 mėnesius. Tai tarkim, jeigu įvyko kažkas ir žmogus pats savį prasprendė, galbūt padėjo artimieji, galbūt padėjo terapeutas ir tai savaime praėjo ir nepaliko kažkokių didelių liekamų reiškinių, aš to nelaikyčiau psichologinę traumą. Tačiau jeigu tai palieka kažkokius reiškinius ir įspaudų žmogaus gyvenime, tada tai jau yra. Tarkim, gimdo 100 moterų. Iš jų, tarkim, 90 pagimdo, užmiršta ir gyvena toliau ir yra 10, kurios ir už 10 metų dar vis jaučia tą skausmą, kaip gimdymo metu ir dėl to, tarkim, nors nori, bet bijo susilaukti vaiko. Tai va tada aš sakau įvykusi psichologinę traumą. Gerai, duosiu kitą pavyzdį. Aš nueinu pas psichologą ir maždaug klausiu, kokių šiandien turi bėdų. Raktų labai ilgai ieškojau, susinervinau žodžiu ten ir taip toliau ir galiausiai ten vos ne rankai tos raktus laikau. Ir sakau, gal panagrinėkim svarbesnius dalykus. Ir jis sako, ne, tu tipo, kas tau šiandien aktualu, mes tą ir nagrinėjom.
Ir aš sakau, man netinka. Jeigu aš moku pinigus, man reikia kažką reikšmingesnių dalykų. Ir, žodžiu, jisai klausinėja kažkokių dalykų ir paklausė labai paprastą klausimą, aš jau Arnai jau pasakau. Maždaug sako, kai tau skambina mama ar tėtis, tu vienodai atsiliepi. Ir aš iš pradžių, gerai. Ir tada išknisom, kad kai tėtis skambina, aš kitokią emociją turiu, negu kai mama skambina. Ir pradėjom knistis ir pasirodo, kad aš turiu kažką, kas man turi įtaką. Nors apie tai nesusimaščiau. Tai mano daryta prielaida yra, kad jeigu tu imi 30 mečius, kaip tu sakai, 130 mečių, man atrodo, visi turėtų psichologinių traumų per gyvenimą. Tiesiog vieni, aiškiai žino daily basis, kiti nesusimąsto. Turbūt nuo to, kaip apibrėžim traumą priklausys. Aš ir bandau suprasti. Jeigu imsim kažkokį apibrėžimą, jau psichologijoje, dabar jau po tiek, kiek esu perskaitęs visų tyrimų, net 0,6 koreliacija yra jau milžiniška. Ta prasme, jau čia yra iki vieneto koreliacija. Kas yra 0,6? Koreliacija gali būti nuo -1 iki 1. Ta prasme, vienetas tai reiškia, kad visi, pavyzdžiui, kurie ten atėjo studijuoti, visi turi traumą. O -1 visi priešingai, visi neturi. Nei vienas neturi. Būtų nulinė koreliacija. Tai nulinė ar -1? Tai, ne, -1 tada būtų. Tai neegzistuoja tokios sąsajos, ta prasme, žinai, kad... Tai aš bandau įsiaiškinti, kas yra pagal psichologus. Čia vėl pagal psichoterapijos rūšį dar yra ir skirtingai yra psichologinės traumos traktuojamos. Tai jeigu aš girdėčiau apie raktus ir apie tai, kad tu atsiliepi kitaip mamai ar tėčiui, mes galbūt kalbėtume apie kitokius veikimo modelius, kas yra egzistenciniai terapijoje. Ir tai nebūtinai, jeigu tai tau nesukelia skausmo, tai nebūtinai tai yra trauma. Trauma lydi skausmas. Tada galbūt yra kažkokia fiksacija, galbūt yra kažkoks prisiminimas, kuris yra svarbus tau, bet nebūtinai tai traumuoja. Čia biškai paaiškinai. Gerai. Taip, tai bus visokių. Aš dabar besakydamas susimaščiau, ar čia koreliacija ir proporcija, reikėtų sakyti, statistikos mokslas, apie ką aš nekėjom. Gerai, bet ne mokslinis čia podcastas, čia tik mūsų nuomonė. Daug apšnekėjom, mes net ilgiau turbūt tą šventinę dalį užtrukom, bet man labai įdomu, ar jums patinka tokie žaidimai, pakomentuokite apačioj, to labiau, kad mes po to ištraukiam, kas laimi, tai mums smalsu, ar jūs... Jo, mes bandom ieškoti įdomesnių formų, kaip tai vienas iš žaidiminių formų žaisti ir įdomu, kaip jūs vertinat, ar jums... Ir dar gali jie patys su partneriu. O kaip tau pačiai? Tokį žaidimą su tais pačiais klausimais klausantis jūsų podcast'o, gali ir jie kartu atsakyti. Čia geras. Tai jeigu ir perklausai. Valentino dienos pasimatymo epizodas. Tai visi jungiat arba bent jau klausimus nusirašykit. Ir ko ne, jau įdomiau vakarą praleis, negu sėdėti. Ypač jeigu bus taip, kad galėsim klausimus įdėti į komentarą, kad atsisiųstų. Ir jau pasimatymo idėja. Man atrodo, kad bus sudėti vis tiek tos timeline, kur būtų. Okay. O tau pačiai patiko, ar ne, žaisti, pavyzdžiui, žaidimą, ar geriau tiesiog kalbėtis? Aš manau, tai yra daug natūraliau ir įdomiau diskutuoti su kiekvieno mūsų patirtim. Nes tolimesnė epizodo dalis Contribui dalyviams bus jau tokia nebesužaidybinta. Taip, paskaityk kelis klausimus, ką mes paskui... Mes turim tokių klausimų apie narcisistinį sutrikimą, apie toksiškus santykius, apie kas yra meilė, netgi turim klausimą, kada jau laikas pas specialistus eiti ir taip toliau. Yra tokių iš lyčių perspektyvos šiek tiek klausimų, kadangi mes turėjom labai daug vyrų, tai mes dabar norim atsvaros klausimams. Apie lyčių pasiskirstimą ties šeimos išlaikymo, apie ryžtingus, neryžtingus vyrus ir apie vyro gerbimą ir negerbimą, tokių visokių klausimų turim. Tai žodžiu, tie, kas stebi mus, tai žinot, kad mes Contribui dalyviams duodam daug vertės. Tie, kas nesat, tai nueikit, paremkit mus ir pamatysit, kad ilgam po to liks. Nes šiandien kaip tik statistika atsiunti, kad labai nedaug nutrūksta tų prenumeratų ir daugiau lieka. Ir ačiū Jums, čia aš taip reklamuoju, bet iš tikrųjų tai esu dėkingas visiems, kurie prisijungia, nes jūsų dėka mes galim turėti paruoštus klausimus, paruoštas temas, pakviestus papildomus svečius, nes mums neužtenka rankų ir laiko, tai nėra mūsų vienintelė veikla, mes
tai darom kaip mūsų savirealizacijos tokį projektą. Taip. Ačiū Jums, kad buvote ir iki kitų kartų. Ir prieš atsisveikinant visai, aš dar noriu įteikti dovaną. Aš tikslingai pačioj pradžioj neteikiau, nes žinojau, kad tu esi dalyvavusi jau kitose podcastuose, kuriuose irgi remia audioteka ir tu tikrai esi klausius audiotekos turbūt knygų. Bet noriu tau įteikti, nes mes vis tiek visiems svečiams įteikiam, tai Audioteka Club prenumerata. Tu galėsi kelis mėnesius klausytis visiškai nemokamai, arba tavo vyras galės klausytis nemokamai, arba galėsi kažkam padovanoti. Dėkui. Kokia tavo Audiotekos knyga klausyta tau labiausiai įstrigus yra, arba šiaip kokia knyga? Kiekviena šeima turi savo istoriją. Kiekviena šeima turi savo istoriją. Yra audiotekoje, ar nežinai? Taip, yra. Ir dar šiandien važiuojant į podcast'o jos toliau klausiausi ir tai yra ne pirmas mano kartas. Ne pirmą kartą klausai? Jo. O, knygos. Teisingai pasakiau, jo šitą. Kiekviena šeima turi savo istoriją. Ir ją labai dažnai rekomenduoju savo klientams, kas turi problemų su santykiais, nes skaityti ją yra tikrai sudėtinga, jin turi tokių biški moksliškų žodžių, bet kai tu klausais, yra toksai kaip podcastas. Kaip tikrai... paveldime meilę ir netektį. Aš neskaitęs jos ir jau įsirašysiu į savo listą. Matot, Audioteka turi tiek knygų, kad ir kiek esi skaitęs, persisiuntęs, pas mane ten yra prisiųsta keliasdešimt knygų, turbūt 100 gal peržengs ir vis tiek, pavyzdžiui, aš apie santykius esu praleidęs kažkokią knygą. Tai neįmanoma visų perklausyti, bet kai kažkas rekomenduoja, būna lengviau. Perklausykite ir jūs. Ačiū, kad buvot ir jungiamės į Contribui. Kaip turi elgtis vyras arba žmona? Nu, kad jau sakytum, čia viskas, čia yra toksiški santykiai, čia yra jau... Kad tu per jautri reaguoji, tave čia reikia uždaryti kažkur, arba aš taip nesakiau, natūralu, kad pradedi, kai artimas žmogus taip šneka, bijoti savimi. Šiais laikais yra labai populiaru diagnozuoti savo antrai pusį narcisizmą. Ribų brėžimas tai for sure labai svarbu, bet antra dalis, kad o kaip būti tuo motivatoriu, jo mūzam. Nes man tas įkvėpinėjimas, aš pasakysiu, kur man jo pavojus skamba. O kuo tu esi ypatingas, jeigu žmogus atsako, kad esu geras žmogus, tikėtina, kad tu esi linkęs į kopriklausomybės. Kaip banaliai tai gali nuskambėti, manau, kad jis buvo ir yra mano gyvenimo meilė, kurią praradau per savo klaidas ir nenorą dirbti. Žiūrėk, aš pasakysiu, kaip aš matau gyvenimo meilę ir ką žmonės laiko gyvenimo meilę, iš to, kad čia buvo tikroji meilė. Ja. Žinai, kaip yra ta istorija. Tai. Tikroji meilė tik kartą gyvenime. Tikroji meilė nerūdyja. Net turiu pavyzdį realų, kai žmogus negalėjo normaliai kurti santykių. Dėl to, kad jaunystėje buvo įsimylėjusi kažkokį žmogų. Bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, visus tokius rebusus spręsti, aš jau daug kartų pasakau, yra šalia labai svarbu. Kada tu turi... Ta prasme,